Sveiki, mėlyjeji. Noriu pasidalinti naujienomis. Štai yra žurnalas Raktas ir Liepos mėnesio numeryje 24 puslapyje prasideda mano rašytas straipsnis "Kitokia patirtis Egipte, dykumos alchemija ir sielos transformacija". Gegužės mėnesį, būnant Egipte, mano senas bičiulis Darius Selenis atsiuntė elektroninį laišką su prašymu atsakyti į keletą klausimų apie Egipto jėgos vietas. Ir pagalvojau, kad apie piramides daug prirašyta ir turbūt, aišku, visada galima apie jas rašyti, bet kaip tik tuo metu buvau užbaigus kelionę po vakarų Libijos dykumą ir nusprendžiau parašyti straipsnį apie būtent tą Egipto vietą. Šitą straipsnį rašiau Egipte, būdama viloje Šahrazad, kaip minėjau, ką tik tai pasibaigus kelioniai po vakarų Libijos dykumą ir oazes. Visas šis rakto numeris yra skirtas kelionėms. Pavadinimas yra galios vietų beieškant, kodėl keliaujame, bet vis tiek jaučiamės pavargę. Daug įdomių straipsnių apie įvairiausias jėgos vietas, įdomius žmonės, kitokį požiūrį į keliones. Na, o aš šiame straipsnyje aprašau unikalią vietą Egipte, į kurią savo jėgomis neįmanoma nuvažiuoti, kadangi Egiptas yra sukarinta valstybė ir kad patekti į vakarų Libijos dykumą, Saharos plokštikalnę, reikia labai sudėtingos logistikos, leidimų, pasiruošimų. Būtent šitokias keliones organizuoju aš. Po ilgos pertraukos pirma kelionė įvyko balandžio mėnesį ir taip pat tokią pačią kelionę planuoju lapkričio mėnesį. Spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje, 12 dienų bus vėl mano organizuojama kelionė per vakarų Libijos dykumą, kur pamatysim daug šventyklų, faraonų laikų kapaviečių, pamatysime unikalią gamtą, maudysimės karštose versmėse, kadangi po vakarų Libijos dykumą teka Saharos akviferas. Štai čia yra mano nuotraukos iš kelionės Skorpionas, kuris mus užpuolė vienoje oazėje. Čia mano nuotrauka per audrą, smėlio audrą baltojoje dykumoje. Čia yra juodoji dykuma, baltoji dykuma, garsusis balandis. Ir čia yra Izidės šventykla, Dušo oazė. Taip kad straipsnis, kuriame aš pasakoju ne vien tik tai apie geografinę vietovę, bet apie psichologiją žmogaus, kuris atsiduria dykumoje, apie dykumos energetiką, apie simboliką, apie mitologinę, archetipinę šios kelionės prasmę. Geras žurnalas šiuolaikiniame balalaikų fone, kuomet eskaluojamos vien tik tai skandalingos, blogos naujienos. Blogi dalykai labiau patraukia žmonių dėmesį, kadangi mūsų psichikoje yra užkoduotas išlikimas, kova už buvį. Bet tai, ką noriu pasakyti, šis žurnalas yra tikrai pozityvus ir sukels begalę gerų emocijų. Na, o aš jūsų lauksiu pačioje kelionėje. Štai čia yra mano koordinatės, galite rašyti ir skambinti ir įdėsiu kelionės programą. Registracija į rudenį vyksiančią kelionę prasideda jau dabar ir neklauskite, kada bus kitas kartas, jo niekuomet nebus, kadangi logistika yra labai sudėtinga ir datos jau yra nustatytos, taip kad labai tikiuosi, kad susitiksime šitoj unikalioj ekspedicijoj po Egipto dykumas ir oazes.
Su geriausiais linkėjimais jūsų Dalia.